Sveiki dar sykį, mes vėl grįžtame į Kačerginės Nemuno žiedą, kur jau laukia pati galingiausia, pati greičiausia Superbike klasė, tai Dolce Credit taurės lenktynės, 6. Lietuvos motociklų žiedinių lenktynių čempionato etapas ir 3. Baltijos lenktynių čempionato etapas. Kol kas mūsiškiai šioje, sakykime, tai Baltijos brolių ir sesių kovoje pirmauja iš 3 buvusių finalų, 2 laimėjo lietuviai ir motoakrobatų varžybas ir dabar taip pat daugiausia vilčių ir, ko gero, didžiausi lūkesčiai siejami su Šarūno Plado pasirodymu. Būtent Šarūnas Pladas kvalifikacijoje įvykė ratą per 1 minutę 10 ir 159 tūkstantąsias sekundės dalis, pagerino trasos rekordą, bet tai buvo kvalifikacijoje, kai buvo gerokai šilčiau ir trasa buvo visiškai sausa. Štai, Šarūnas Pladas jūsų ekranuose, žmogus padaręs tai, ko iki šiol niekam Kačerginės Nemuno žiede per visą ilgą šios trasos istoriją nėra pavykę padaryti. Minutė 10 ir 159. Ankstesnis rekordas beje irgi priklausė Šarūnui, bet buvo jisai beveik 80 prastesnis. Dabar sportininkai išvažiuoja į apšilimo ratą ir jų laukia pati ilgiausia distancija. 16 ratų po 3 km 300 metrų, taigi iš viso per 150 km čia, nežinau, pašėlusių, velniškų, žvėriškų tempų. Vidutinis Šarūno Plado greitis buvo 169 km per valandą. Vidutinis greitis. Tai kvalifikacijoje įveikiant greičiausią ratą. Nu, dabar mes galime pamatyti, kaipgi atrodo, kokia yra Nemuno žiedo konfiguracija ir draugė su sportininkais pabandyti pasivažinėti. Kol kas apšilimo ratas, po kurio ir prasidės, ko gero, pačios įdomiausios šiandienos lenktynės. 3. numeris, būtent vilnietis, Šarūnas Pladas, 31 metai, jau keletą sezonų vairuojantis Suzuki motociklą. Ir šalia jo startuoja Donatas Sivickis, galima sakyti, viena iš kylančių mūsų šalies vilčių. 13. numeris, 25 metų, lenktynininkas iš Radviliškio. Ir beje, šioje kompanijoje dalyvių Superbike ir Superstock klasėje važiuoja ir pats jauniausias sportininkas, tai 17-metis Kristijanas Sepa, lenktynininkas iš Pernų miesto. Na, čia galite pažiūrėti, kaipgi važiuojama apšilimo rate, kokia yra ta Nemuno žiedo konfiguracija, kokie įspūdžiai, kokios pavaros. Čia beje filmuota iš Šarūno Plado, kaip tik motociklo, taigi autentika. Žmogus, kuris čia įrašė naują įrašą Nemuno žiedo greičio istorijoje, beveik 170 toks yra vidutinis greitis. Na, kai kurie dalyviai šiandien jau startavo vienoje ar kitoje klasėje, kadangi tai jau 4. dienos finalas. Per šlapę asfaltą iškart po lietaus važiavo Roki 600 klasė, ten nugalėjo svečiai iš Lenkijos. Lenkus mes irgi matysime ir Tomašas Ciževskis ir Mariušas Kondratovičius. Abu tie, kurie buvo greičiausi Roki 600 klasėje, jie startuoja Superstock klasės įskaitoje. Čia bus ir Edgaras Ušakovas mūsiškis ir vyriausias prieš tai matytos klasės lenktynininkas Ivaras Kazakas, 40-metis Latvijos, ir Danas Putra, 30-metis mūsų šalies atstovas. Nu, vis dėlto greičiausias ir daugiausiai vilčių siejame su Šarūno Plado starto. 31 metai šiam vilniečiui, kuris startuoja iš pačios pirmos pozicijos ir bent jau kvalifikacijoje artimiausią varžovą lenkė beveik 3,5 sekundės. Bet visa tai buvo kiek anksčiau, dabar visai kita situacija ir dabar visą kovą reikia pradėti nuo nulio. Užgesus raudoniems šviesoforo signalam bus duotas šios klasės startas. Štai raudoni signalai įsižiebė ir netrukus jiems užgesus prasidės Superbike ir Superstock klasės lenktynininkas. Šarūnas Pladas startuoja labai sėkmingai ir man atrodo iki pirmo posūkio jis tikrai neturėtų užleisti lyderio pozicijų. Tiesa, situacija tarp sportininkų kovojančių dėl žemesnių vietų pasikeitė ir manau, kad ji tik tai prasideda. Bet vėlgi, kaip po finišo sakė praėjusi finalinį važiavimą laimėjęs, iš pirmos vietos pradėjęs mūsų šalies atstovas Karolis Vilčinskas, prastai startavus galima, aišku, pasivyti varžovus, na, o čia šioje distancijoje, šios klasės distancijoje ratų net 16, taigi ilgiausias nuotolis, ops, ir avarija ir 2 sportininkų susidūrimas. Atrodo, kad abu turėtų būti sveiki, padės vienas kitam atsistoti. Štai taip. Ta vieta, kuri jau tikrai sausa. Čia slysti nereikėjo, bet būna klaidų. Nesuvaldė
motociklo ir, man atrodo, tai 3-8-tukai, tai bus lenktynininkas iš Latvijos Ūgis Apsė. Startavo jis iš rikiuotės galo ir dėja, vienu dalyviu, netgi dviem mūsų varžybose gretos praretėjo. Na, o lyderis Šarūnas Pladas per minutę 30 įveikė pirmą ratą, bet reikia prisiminti, kad buvo startuota iš vietos. Ir netrukus, ko gero, turėsiu daugiau informacijos, kasgi ten be Ūgio Apsės pateko į tą incidentą. Arba Edgaras Ušakovas, arba Ivaras Kazakas. Nes šių trijų lenktynininkų kol kas finišo protokole po pirmo distancijos rato mes nematom. Ūgis Apsė nevažiavo kvalifikacijoje. Ir Pavel Steska, štai kas. Tas vienintelis, kaip atsakė mėgėjas, pradedantis lenktynininkas su 2010 metų BMW S1000 RR modeliu. Ūgis Apsė suklydo pirmas, o jam įkandin važiavęs Pavel Steska dėja nesuvaldė motociklo ir taip pat buvo priverstas pasitraukti iš kovos. Na, o lyderis Šarūnas Pladas tolsta. Tolsta nuo varžovo, antrajame distancijos rate jo pranašumas auga. Po pirmojo jis pirmavo 5 sekundėmis, antras buvo Dainis Linkis iš Latvijos, trečias Kristijan Seppa, tas pats jauniausias. 17-metis estukas, kol kas važiavo trečias. Na, o čia jau kovos dėl žemesnių vietų. Pirma vieta atrodo, kad užtikrintai aiški, tai yra Šarūno Plado įprasta pozicija. O dėl žemesnių vietų sportininkai dar tikrai pakovos. Gal labiau, kad distancija tik tai įsivažiuoja, tik antras ratas kol kas. Antrajame rate minutė 11, Šarūno Plado laikas minutė 11 ir 971. Donatas Ivickis pakyla į antrą vietą, aplenkė jis Dainį Linkį, trečias Mariušas Kondratovičius iš Lenkijos. Tačiau kova dėl 3, 4, 5 vietų, čia net 5 sportininkai važiuoja, kaip sakoma, vienoje sekundėje. Taigi, manau, kad reikalai dar tikrai nebaigti. Donatas Ivickis atrodo, kad įsitvirtino, aplenkė jis Dainį Linkį. Nuo Šarūno Plado atsilieka daugiau nei 8,5 sekundėmis, bet užtat kol kas važiuoja antras. Na, laimė tik tai, kad tie du iš kovos pasitraukė. Latvijos lenktynininkai ir Pavel Steska ir Ūgis Apsė atrodo, kad, na, išskyrus apdaužytus motociklus, rimtesnių problemų nepatyrė. Na, o Pavel Steska netgi atrodo, kad sugebėjo atsistoti ir tęsti kovą, nors jau pralaimi ratą ir dabar rate sugaišo beveik 2/3 minutės. Šarūnas Pladas jau važiuoja trečiajame rate. Na ir štai čia ta grupelė, kuri kovoja dėl 3, 4, 5 vietų ir ta kova tikrai dar tik tai prasideda. Visko būna ir ko gero kalbėti apie tai, kas kops ant prizininkų garbės pakylos, yra dar per anksti, dar gerokai per anksti, nes ir ankstesnių finalinių važiavimų scenarius, patys puikiai paminate, būdavo toks, kad sunku atspėti. Atrodo, kad lyderis įgyja 3, 4, 5 sekundžių pranašumą ir šitą, artėjant finišui, viskas verčiasi aukštyn kojom. Šarūnas Pladas trečiajame rate gerina savo laiką iki minutės 11 ir 80. Artimiausia varžovą jis lenkia jau beveik 13 sekundžių, bet aišku, iki geriausio laiko dar tolokai. Beveik 2 sekundžių jam reikia, kad pagerintų šiandien jau pasiektą rekordą. O čia dar sykį Šarūnas Pladas, varžybų lyderis. Vaizdas iš jo Suzuki motociklo. Yra bandęs įvairių gamintojų techniką, bet jau kelis pastarosius sezonus Šarūnas Pladas apsistojo ties Suzukiu. Tiesa, tai nėra pats naujausias modelis. Šarūno Plado motociklas pagamintas 2007 metais. GSX-R modelis. Paskutinėme rate, 4. rate, kurį Šarūnas Pladas jau nuvažiavo, įveikęs 4/4 distancijos, jis dar pagerino savo tempą, minutė 11 ir 5/10. Lyderis tolsta, na ir jo pranašumas, kaip jau nesykį minėjau, yra daugiau nei solidus. 16 sekundžių atsilieka Donatas Ivickis, 17,5 Kristijanas Seppa, beveik 20 Tomašas Ciževskis iš Lenkijos. Dainis Linkis, Latvis, dabar užima 5. vietą ir yra 3. Superbike klasėje. Kaip jau minėjau, čia važiuoja 2 klasių, Superbike ir Superstock klasių lenktynininkai, taigi nors kompanija bendra, važiavimas vienas,
taurės gaus 2 klasių sportininkai, taigi 6 greičiausius dalyvius mes, nebūtinai greičiausius, 6 dalyvius apdovanosime, bet gali būti, kad tarp superbaikų bus įsimaišęs. Ir pavyzdžiui, tas pats Kristianas Sepa, jis pirmas superstock klasėje ir kol kas 3 bendroje įskaitoje. Taigi techninių reikalavimų skirtumai leidžia sportininkams važiuoti drauge. Tempas yra panašus, bet, aišku, vieni yra greitesni už kitus. O Šarūnas Pladas šiandien yra absoliučiai greičiausias. Minutė 11,3. Artėja prie minutės 11, prie pernykščio savo rekordo, nes šiandien jis pernykštį rezultatą